Labadienelė, šiandien yra sausio 16 diena ir prieš kelionę reikia apsirūpinti daiktais. Bet visų pirma, ką noriu pasakyti, ko gero čia yra bus ta dalis, kada tai yra antro mano siužeto video dienoraščio įžanga. Tai yra sausio 16 diena, iki kelionės lieka 3 dienos. Ar jaudinuosi? Jau pradedu nebesijaudinti, bet labai jaudinuosi prieš tai. Kokią savaitę. Vos tik pagalvoju, susuka pilvą. Kodėl? Kad jums būtų įdomu žiūrėti ir man išsikalbėti kaip dienoraščiai. Turiu pasakyti labai svarbią žinią. Ta žinia yra ta, kad aš nesuskridus lėktuvu. Taip. Aš nesuskridus lėktuvu, esu keliavus nemažai, iki pat Kroatijos buvom nuvažiavęs su šeimyna, su draugais ir daug kur kitur Europoje, bet taip gaudavosi vis laiką, kad kelionės išpuldavo autobusu. Tikrai esu susiplanavus keletą skrydžių ir nusipirkus bilietus, bet juos atšaukdavau, pavyzdžiui, per karantiną. Tai žodžiu, taip gausi, tęsiasi tas mano gyvenimas ir mano skrydžiai nei vieni neįvyko, kurie planuoti ir šis jau panašu, kad turėtų tikrai įvykti, todėl jaudulio yra maks daug. Kaip mano draugai sako, niekad jinai neskraidžius ir pyst į Indiją tiesiai. Žodžiu. Dar man draugai ar šeimos nariai nesim sako, tai praskraidyk kur nors čia vietoj, pasitreniruok į kokią Varšuvą ir į Londoną nuskrisk, bet reikia taupyti, reikia uždirbti laikas, taip sakant, jau kaip ir spaudžia, nes turbūt jau minėjau, man atrodo, kad šitą kelionę aš sužinojau, kad aš ją važiuoju tik tai spalį ir nebuvo daug laiko jau kažką dar improvizuoti. Esu prifilmavusi ir anksčiau video šiek tiek, tai gruodžio mėnesį šiek tiek to dienoraščio visokių peripetijų. Manau, tikrai gal bus įdomu papasakosiu apie savo suplanavimus. Aš, man atrodo, sakiau, kad važiuoju viena iš Lietuvos, dar važiuoja viena moteris iš Vilniaus, bet jinai mes susitiksim jau tik Indijoje, nes jinai išvažiavo anksčiau, tai gal video jinai ir pasirodys po to jau, kai bus Indijai. Tai šitas dalykas, tai realiai skrendu viena, turiu bilietus, užsisakiau ir viską, kas liečia nuvažiavimą ir nusikeldinimą iki Indijos, aš turiu pasidaryti pati, susitvarkyti dokumentus, draudimus, užsisakyti vizą. Tai žodžiu, visa tai jau padaryta, jau tikrai viskas padaryta, vizą užsisakiau labai lengvai. Man rekomendavo mano mokytojas astrologijos, man jisai atsiuntė nuorodą, per kur užsisakyti vizą. Tai yra per Indijos tam tikrą puslapį, nes yra ir vizos LT, ar ne, bet tenai 70 eurų kainuoja viza į Indiją, o aš mokėjau 22 eurus. 25 doleriai. Rašo 25 doleriai, tai va, tai 22 ten su trupučiu euro gavosi. Dėl draudimo taip pat užsisakiau jį pati, ne per tą, kada perki skrydžius, ten nieko, man draugė patarė ten visur atmest visus tos pasiūlymus, tai taip ir padariau ir užsisakiau savarankiškai taip pat draudimą, kainavo 45 berods eurai, jo, 3 savaitėm. Kas dar? Nu vat, ir kaip aš išvažiuoju, turbūt įdomu. Šiaip man tai labiau įdomu jau žiūrėti, ką aš čia gavau, bet tikrai turbūt įdomu ir sužinoti, kaip aš čia suvažinėsiu ir iš kur skrisiu. Nu, bet aš pirmiausia noriu šiaip šitą padaryti dalyką. Tai labai daug gražių dalykų. Ir čia yra kuprinė. Čia yra skrydžių kuprinė. Dabar galvoju, kuria pusė. Šitaip bus. Skrydžių kuprinė. Va. Ant lagamino. Šitas dedas. Tada, ką mes dar šitai. Šiaip tokia jinai. Tokia visa minkšta, nes, bet tilps dalykai, manau. Čia vat vienas skyrius ir
čia kažkur žemai yra kitas skyrius. Ir toks gan didelis. Lagaminiškas skyrius. Čia, suprantu, batų skyrius yra, tas, kuris yra apačioj, bet yra batų. Šiaip labai reikalingas skyrius, ypač kai važiuoji iš šalto oro į karštą orą, tai čia bus daiktai skirti persimovimui. Tai va tokia ta kuprinė, iš tikrųjų jinai kainavo vos ten 10 eurų, man atrodo, aš buvau įsirinkus brangesnę ir raudoną, bet, nepasakiau, čia iš Temu, iš Temu šitas siuntinys. Tai buvau užsisakius didesnę, bet, ne didesnę, o gražesnę, raudoną, brangesnę, bet jos pristatymo terminas buvo daug ilgesnis ir tai jau laikiau čiūręs, kad pareitų šitas, nes, šiandien yra penktadienis. O išskrendu jau pirmadienio naktį, išvažiuoju iš namų pirmadienio naktį, tai jau nedaug laiko. Realiai čia yra stebuklas, kad man atėjo, nors užsakiau gruodžio 29 gal. Tai iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, visai gera kokybė. Šiaip, tikrai gera kokybė, atitinka tos matmenys, čia ir yra tas, kur skrydžiam. Tai norėjau dėti savo sportinę Pumos, bet neprireiks. Dar, šičia dar yra skyriukai. Maniau, kad jie bus nepatogu juos atsidarinėti, nes maniau, kad čia bus labai kieta, bet ne, čia viskas yra labai minkšta ir tie skyriukai kuo puikiausiai, patogiausiai atsidaro. Tai va, tai turiu tokią gražią kuprinę, galėsiu su ją ir varyti visokias išvykas, ekskursijas ir panašiai. Užskaitau šitą dalyką. Važiuojam toliau. Gal čia neįsiplėsiu. Tiesiog gavau rekomendaciją, kad iš Temu liemenukai labai geros kokybės. Tai pasižiūrėsim. Asmeniškai papasakosiu. Kam bus aktualu. Taip, toliau šitas dalykėlis. Iš tikrųjų, čia yra viskas, kas reikalinga kelionėms. Čia yra mano kelioninis užsakymas. Tai čia yra paso dėklas. Čia tokia kaip dirželis. Pasui įsidėti. Čia bus pasas. Bilietai, žodžiu, kortelės, kas reikalinga. Čia realiai bus mano tokia kaip piniginė tokiems dokumentams kažkokiems. Va, tušinukas dar yra. Tušinukai. Tai, žodžiu, paso dėklas. Fainas dalykas. Parašysiu visas kainytes, kas kiek kainavo. Geras. Ir čia vat yra, čia pasas, čia dar kažkas, pinigai gryni, monetom ir apskritai įsidėsiu kelias skirtingas piniginės, ko gero turėsiu, nes bus skirtingos valiutos. Tai, tada maža šmutkiukė. Šitas dalykas turėtų būti su mano vardu arba su inicialais. Čia yra dirželis ant lagamino, kad būtų lengva atskirti. O gal aš jau kažką kitą pasiėmiau? Aš jau nebeatsimenu, realiai. Jurgita. Taip. Visgi aš jį pasiėmiau. Ir čia bus duomenys dar mano. Toks dalykas. Apdovanojau save pirmosios savo kelionės lėktuvų progą. Gerai, toliau. Čia yra treninginės kelnės. Pažiūrėkit, jos yra medvilninės. Šiaip visai galima užgaudyti tam Temu medvilninių fainų rūbų. Aš jas pirkau specialiai skrydžiam, nes man su timpom ar su džinsais tikrai nėra labai fainiai. Aš mėgstu tokį laisvumą. Atrodo visai neblogai. Gal reikia pasimatuoti. Kišenės, Ir tikrai žinau, ko nedaug mokėjau. Tikrai nedaug. Ir atrodo, žinai, ne kaip iš to kažko pigaus, bet tokios, kaip trūksta tik kažkokio sportinio ženkliuko ir tikrai atrodytų labai taip kokybiškai. Tikrai kokybiškai. Kas čia?
Kas čia? Net neįsivaizduoju, kas čia yra. Ar čia iš vis mano? Jaučiu, kad ne mano. Vėjūnės liko dalykas kažkoks. Čia, man atrodo, vėjūnė užsisakė apyrankių ar papuošalų kažkokį dėklą. Neįsitraukė iš krepšio. Gerai. Telefono dėkliukas. Pastaruoju metu aš vis kažkokius stiklinius užtaikydavau nusipirkti ir man jie dūžta, skyla. Tai daugiau saulės. Tikiuosi tiks ir patiks ir bus patogus. Čia yra 2 dalykai net. Čia yra diržas. Diržas lagaminui. Nu, kad jeigu jisai atsidarytų, užtrauktukas sugestų kažkaip, kad tas diržas, žodžiu, prilaikytų lagaminą ir jis neatsidarytų. Ir čia prie jo buvo šitas pridėtas dalykas, kur aš tikrai jo neužsakiau papildomai. Rožinis. Ir aš specialiai ėmiau dar su užraktu. Nors mano lagaminas savaime, prie savęs turi tą užraktą. Biškis smirda. Kažkaip labai smirda. Bet nieko. Ir, žodžiu, ir ant diržo taip pat yra užrašams, taip sakant, vietos palikta. O šitas buvo pridėtas kaip ir dovanų. Tai gal visai fainas dalykas. Toks. Čia kaip atsidaro kažkaip ir turėtų. Ir galima kažką užsirašyti. Bet kaip jis atsidaro, tai jis turėtų kaip durelės atsidaryti, bet labai nelenda, bijau sulaužyti. Tai, žiūrėk, yra toks dalykas. Ir išsiėmė. Dar vienas užrašas. Iš viso 3 turi. Šita ir ant diržo dar yra. Tai žodžiu, mano lagaminas bus jau personalizuotas, individualizuotas, kaip, nežinau, kas jau čia viskas. Man tikrai reikia, dar šito. Šitą užsidėti ir dar šitą užsidėti. Aš pasimetus. O gal tiesiog šitaip? Argi bus per daug čia tų krūžytų. Ir paskutinis daiktas yra dalykas, kuris skirtas, spėkit kam. Čia yra laidukų, visokių kištukų ir powerbanko dėklas. Powerbanką aš gavau dovanų nuo vyro kalėdoms. Labai gražų, baltą. Labai gražus, tikrai. Dar parodysiu gal. Ir čia jo vietelė bus. Labai fainai, kad parėjo dalykas, nes tikrai tokiems dalykams, man patinka, kai viskas taip čiuk kosmetinėse. Aišku, pasiruošus buvau kosmetinėse, jeigu šitie nepareitų, bet nežinau, gal kiek čia kainavo, tikrai nedaug. Ir visus ausinuką, laidukus, pakrovėjus, viską čia susidėsiu į vieną vietą ir turėsiu tokį technikos, tokia kaip kosmetinė. Šiaip visai nieko. Maniau, kad bus prastesnė kokybė, bet viskas labai, taip sakant, mane pradžiugino, tiesą sakant, šitą kokybę. Apsikuičiau biškį. Viskas rožiniai. Ir dabar gal perėsim prie kadrų, kuriuos aš nufilmavau gruodžio mėnesį. Užėjo noras man vėl sugrįžti į savo video dienoraštį. Šalta kažkaip, labai norisi to šilumos, tai pasidariau kakavos ir gavau siuntinį, kurio man šiaip jau turėtų reikėti Indijoje. Tai pažiūrėkim, ką vyras man užsakė kelioniai į Indiją. Mano vyras labai visada atsakingai žiūri į dalykus, važiuojant į kelionę. Žodžiu, 3 dar siuntiniai. Tai čia bus kai kas iš techninės pusės. Šiaip aš galvojant apie turistus turėtų tie dalykai būti, bet maža ką.
Tai čia yra dalykas į prikurkę. Nu, jeigu ką, autobuse, jeigu kažkur važiuojant, kad turėtų kur pasikrauti pakrovėją, tai yra telefoną, powerbanką ar ne, tai čia ta prikurkė, kuri prikurkė kišasi tas dalykas, kad, kur be važiuočiau, kur be būčiau, kad jeigu nebūtų jungčių kažkokių, tai kad turėčiau, taip sakant, šitą dalyką. Čia man, pagal mano vyrą, man labai gali prireikti Indijoje. Tada kitas dalykas yra, pažiūrėsim, kas čia. Čia yra, vis kad nemišiu į kakavą, reikia pasidėti toliau. Čia yra, šitą tai tikrai turbūt gali prireikti. Čia yra tas jungiklis, kažkoks, kurio pas mus Lietuvoje nėra, va toks dalykas. Ir čia yra du. Tai man iš pradžių atrodo, aš niekada gyvenime apie tai nepagalvočiau, bet gerai, kad tai padaro. Ir dar kažkas, čia jau yra, šiaip labai faini krepšiukai. Čia atsidaro. Tai čia yra, čia turbūt taip kišasi. Va, į jų trišakį, tada įsikiša mūsų dvišakis. Ir vėl turiu USB, daug skirtingų, powerbankui, telefonui. Kompo tikrai neimsiu su savim, tai va žodžiu. Dar vienas dalykas, ką visada padarau, gavusi siuntas, tai iškirpu savo adresą ir telefono numerį ir juos sukarpau. Čia toks saugumas, ale ir šiaip, geriau tegul nežino niekas, iš kokio buto tos šiukšlės atkeliavo. Čia toks triukas, kuris tikrai man yra, ne man, o aš šitą dalyką supratau, kad tikrai labai reikia daryti, kaip mano vienos kaimynės vyras netyčia, netyčia, išmetė dėžę kieme į šiukšlinę su visais adresais ir pas mus yra varnų labai daug kieme ir jos, kadangi čia pas mus ir kebabinė šalia yra, jos naršo tas šiukšles ir viską išima iš tų šiukšlinių, viską ištraukė ir tą dėžę irgi matyti jos ištraukė. Patikėkit, varnos, ką jūs gali. Ir ta dėžė mėtėsi, žodžiu, taip pat su tuo adresu. Ir ta mano kaimynė gavo, baudą už tai, kad šiukšlino. Suprantat, apie ką tai yra? Jūs kartais net galit nepagalvoti. Tai geriau, kai tų duomenų ant siuntų nėra. Biškį užknisi, bet žinokit, verta, taip sakant, pasidaryti. Taip. Išplovėjau indus. Epizodas, kaip aš raugiau burokėlius, nes didžioji problema dėl sveikatos vykstant į Indiją yra ta, kad tu gali tiesiog apsividuriuoti, apsivemti dėl kitokio maisto, dėl kitokių bakterijų, kitokių visokių tų dalykų. Tai aš pagalvojau, kad reikia tiesiog pastiprinti savo skrandį, savo žarnyną, savo visą bakterinį, taip sakant, tos dalykus organizme, kad atsparesnė būt, tai daugiau raugintų dalykų valgyti, tai labai puikiai sekasi su kopūstais, su agurkais, bet norisi kažko dar įvairesnio, tai galvoju, kad burokėliai galėtų būti tai. Na ką, imamės reikalų tada, turim burokėlių. Pradžiai nuo tiek pradėsim. Burokėliai, virinto vandens litras, druska. Dabar nuo burokėlių žemiuotos rankos. Tai pirmiausia pasidarysim tirpalą su druska ir vandeniu, bet pas mane druska yra šita. Ir jinai labai gabalinė ir ilgai tirps. Galvoju, gal reikia iš karto pasitarkuoti.
rašo pagal receptą 20 gramų. Tarkuojam, 20 gramų. Kažin kiek laiko užtruks susitarkuoti 20 gramų. 0. Vis dar 0. O jo. Ei, nagi. Ne, su šita druska taip nebus. Aš manau, kad reikės 20 gramų, tai čia bus belenkiek. Man atrodo, bus tiesiog šaukštas. Ir tiek, nes čia vis dar. Na gerai, o jeigu taip. Manau, kad tikrai užteks. Na štai, įsivaizduokim, kad čia yra 20 gramų. Nežinau, kodėl jos nesveria, nes šiaip nusveria. Tikrai sveria kažką. Tai čia bus apie 20... Čia, manau, bus apie šaukštas. Apie šaukštas druskos. Paskui paragausiu, jeigu ką dar įdėsiu. Bet druskos fermentacijai tikrai nereikia pagailėti. Sekantis etapas. Toliau lupam buroką. Slenkam. Tokio didelio ir pailgo. Čia maždaug litrui. Turėtų šiaip jau vieno užtekti. O video kai darau. Nu, kadangi tai yra dienoraštis, ne filmavimo aikštelė, tai taip ir gaunas. Paragavau, kad tikrai nepakankamai sūru, o vanduo dar šiltokas. Lengvai tirpsta, tai eisiu lengvesniu keliu. Ir įdėsiu šitos druskos dar. Tiesiog jau jinai bus stambesnė. Žodžiu, dabar bus receptas pagal Jurgitą iš akies. Ir toliau mes imam šitą daiktą ir susipjaustom. Rašo recepte griežinėliais, bet jeigu aš taip sudėsiu į stiklainį, tai man bus labai nepraktiška, nes bus daug tarpų. Aš dar pasmulkinsiu. Manau, tokiais bus labai gerai, nes bus tokios kaip priekelės, turėtų būti trašku ir patogu valgyti. Tokiais dalykėliais skaniais pasiėmi savo ir nem, kaip garnyrą arba tiesiog. Kodėl aš apskritai sugalvojau fermentuoti burokėlius, liaudiškai tariant, rauginti. Tai dėl to, kad raugintuose dalykuose geriau įsilaiko vitaminai ir jie lengviau pasisavina. Tai yra jų visų mineralų, kalcio, vario, magnio, cinko ir visų kitų tų reikalingų medžiagų pasisavinimas yra milžiniškai didesnis palyginus tuo, kad mes valgom šviežiai. Tai dėl to. O kur aš tai perskaičiau? Štai. Hiro mišinyje. Japonas. Ir žinot, kad japonai suvalgo turbūt daugiausia raugintų dalykų, raugintų daržovių. Ir čia yra aprašyta, šiaip labai lengvai skaitosi, va tokios plonos knygutės. Dabar aš šitą skaitau. Ir čia yra daktaras, kuris buvo skrandžio gydytojas, atrado daug gerų dalykų, ten kaip daryti operaciją, žodžiu, bet jo tikslas buvo išgydyti, o ne pagydyti. Tai supratęs, kad fermentai atlieka didžiausią vaidmenį, jisai pradėjo tuo dar domėtis. Pas mus labai Lietuvoje Jonuškis, tik neatsimenu vardu. Vėjų netu gal atsimeni? Arūnas Jonuškis labai daug kalba apie fermentaciją ir mano vyras mokosi. Tai aš dabar bandau tai pritaikyti praktiškai. Ir kažkodėl galvoju, kad pagerinsiu savo skrandžio situaciją ir nebus problemų, kai būsiu Indijoje. Nu ką, dabar jau belieka viską susidėti. Pipirus, lauro lapą ir česnaką reikia nusilupti.
Viskas būtų gerai, jeigu turėtume laisvą stiklainį, bet kadangi vienintelis mano litrinis stiklainis šiuo metu yra užimtas, tai dabar aš turiu persipilti. Tiesiog va taip į stiklinę persipilu. Tada dar vieną pasiimu. Nes esmė yra burokėliais užpildyti stiklainį ir tada jau dėti šitaip. Tai čia česnaką dedu, gal ant galo ir sudėsiu viską. Lauro lapelių, porą rašo, tai ir padarysim. Kažkaip nelabai gražiai atrodo, įdėsiu į vidurį kur nors. Ir pipirų visokių. Pipirų tai daug nereikia, svarbu, kad būtų jų skirtingų. Kažkur tiek turbūt. Dar žalią vieną, dar vieną raudoną. Gerai. Dedam pomidorus. Dedam barokus. Jau matau, kad ne viską susipjaušiu. Dar liko pusė. Lauro lapą dedam. Va taip. Dar biškį trūksta. Reikia palikti tarpelį, kad liktų viršui. Va čia viršui, kad liktų. Nes gali pakilti daržovės fermentuotos. Tai reikia, jaučiu, ir užteks. Daugiau nedėsiu, nes vanduo iškelsas į paviršių, o čia turi likti vandens ir turi likti, žodžiu, vietos tom visom bakterijom išeiti. Nu tai ką, dabar pilam šitą dalyką. Labai gražiai atrodo. Na štai, užteko 420 ml. Aš vis tiek dar dapilsiu. Ir dabar tiesiog uždėsiu dangtelį, bet neužsuksiu. Tiesiog uždėsiu. Po apačiu padėsiu lėkštę ir paliksiu kambaryje, tiesiog kambario temperatūrai rūgti ir ragausim po kelių dienų. Dar biškai grįžtu į eterį. Pasiruošiau burokėlius, bet pamiršau, kad ten yra reikalinga įdėti duonos. Tai biškai nupilam, išimam, ką reikia išimti. Paprašiau draugės, kad duotų riekelę duonos su naminiu raugu. Tai va, taip atrodo riekelė mano draugės. Kaip kvepia. 1/4 tikrai turėtų užtekti. Tai va, šitą dalį dėsim dar taip, va čia. Kažkaip tais taip. Žodžiu, kad duotų rūgimą. Jeigu duonos nėra, tai galima, rašo, ten dėti, pilti kopūstų raugo. Nu, bet aš jau darysiu taip, kaip priklauso. Jau dabar tikrai viskas. Kas čia? Titnagas. Aš jo visur turiu. Pas mane visur namuose pridėta titnago, nes jisai veikia ir kaip apsauginis akmuo. Ir vat, valo vandenį, tai pas mus vat, yra ąsotyje yra titnagas. Gerina vandens struktūrą, gerina virškinimą, kai geria tokį vandenį, nes jis gaunasi išvalytas. Aišku, kažkada su ChatGPT bandžiau apie titnagą, žodžiu, rašau ir atmintinę, nes turėsiu tokį dalyką, nu čia ateičiai, bet jisai būtinai, primiktinai prašė paminėti, kad tai nėra moksliškai įrodyta, ta titnago visa reikšmė, bet jūs suprantat, kaip čia viskas būna su tais mineralais ir mokslininkais. Taigi, burokėliai yra užraugti, išragauti, o video, kaip aš ragauju tuos burokėlius, yra netyčia įsitrynęs. Tai paragausim iš naujo, kai grįšiu namučių, nes dabar esu truputėlį išvykusi. Tai rytoj, pirmadienį ar kada užbaigsiu šitą video ir parodysiu dar, kaip aš ragauju tos savo burokėlius. Atėjau biblioteka pasiimt knygos. Va, šitas
nėra jos Jurbarke, tai labai smagu, kad yra variantas toksai, kad galima užsisakyti iš kitų bibliotekų. Tai man iš Vilniaus šitą parsinti ir dabar aš turiu galimybę ją skaityti, turiu visą mėnesį ją perskaityti. Ir tai yra bus ta knyga, kurią aš važiuosi į skrydžius dėl to, kad aš girdžiu apie ją gerų atsiliepimų labai, kad šitą knygą yra labai daug kalbama apie ženklus. Nu tai va, tai man, kadangi labai ženklai patinka, tai aš ją pasiimu ir dar keletą knygų visą krūvą pasiimu, nežinau, reikia įsirinkti, kurias vežtis, nes turėsiu daug gražaus laiko skaityti, sėdėti tarp skrydžių, tarp laukiančių skrydžių ir po palmę gal sėdint kažką norėsiu paskaityti, parelaksuoti, nes pakankamai mažai skaitau iš tikrųjų. Tai va, tai turėsiu knygų ir dar turiu 3 ar 4 audio knygas pasiruošusi. Tai kadangi mane pykina skaitant judant, tai nežinau kaip lėktuve bus, todėl turiu visų variantų. Nu ką, ir tada grįžtu dar papasakot apie kaip aš keliausiu. Tai iš pradžių galvojau, kad važiuosiu tiesiai iš Varšuvos, bet pasirodo mano oro uostas bus ne Varšuvai, o 40 km iki Varšuvos. Tai tiesiog kažkaip stebuklingai, protingai sugalvojau, kad reikia paieškoti autobusų iki to oro uosto, nes, logiška, ar ne, iš Varšuvos, iš to krašto tikrai daug kas skraido ir tai yra kaimininė šalis, galvoju, turėtų važiuoti autobusai, traukiniai važiuoja. Tiesiog įsivedžiau į Google Kaunas ir Modlin oro uostas, airport ar kažką tokio parašiau, nes Modlin taip vadinasi jisai. Ir akurat, taip sakant, tiesioginis, netiesioginis yra, buvo su persėdimu, bet jie ten vietoj, tas persėdimas toj pačioj stotyje Varšuvoje. Tai, žodžiu, Flixbus yra tokia firma iš Kauno stoties, autobusų. Važiuoja tiesiai ir nuveža, kur tau reikia. Ne kur reikia, bet į tą oro uostą tai nuveža. Tai, žodžiu, kaip aš keliausiu paprastai. Pirmadienį atidirbu dar dienelę, pasportuoju vakare, pasizumbinu, keliauju į dušą, susikraunu paskutinius daikčiukus ir važiuojam su vyru į Kauną. Į autobusų stotį. Mano autobusas link Varšuvos išvažiuoja 2:15 nakties. Tai yra jau sausio 20, ar ne? Tai va, tai iš ryto būsiu Varšuvoje ir jau apie 10 val. Būsiu oro uoste. Skrydis 9:30 vakare. Realiai turėsiu visą mielą dieną apsižiūrėti oro uostą, paskaityti knygą ir dar vėl nežinau ką veikti. Buvo dar vienas reisas, buvo, man atrodo, 5 ryto autobusas iš Kauno, bet aš nenorėjau pasilikti paskutinio reiso. Ir kad kažkas nenutiktų, nes bilietus pirkau anksčiau, tai nežinau, nei koks oras bus, nei ką. Jeigu būtų buvę taip, kaip ten sausio pradžioje, kai ten visus pustė, tai panašiai tada aš ir pirkau, man atrodo. Tai va, tai pasilieku daugiau laiko, kad tiesiog nestresuoti. Ir 9:30 vakare, antradienį iš Varšuvos išskrendu jau į ten Dubajus, prie Dubajaus, žodžiu, skrydis. Tada 6 valandų persėdimo tokia pauzė ir tada jau skrendu į Indiją. Tai Indijoje būsiu trečiadienį vakare. Iš ten mane pasims to Ajurvedos centro, kažkokie darbuotojai ar kažkas, nežinau. Žodžiu, į Ajurvedos centrą pargabens mane. Ten yra 20 km nuo oro uosto, tai visai netoli, kažkoks kaimelis ant jūros kranto. Ir ten mes praleisim panašiai 10 dienų. Mus gydys, prižiūrės, mes ten mankštinsimės, darysim jogas, mums paskirs kažkokias tai gal terapijas ar kažką. Žodžiu, tai bus grynai sveikatai, atsistatyti, relaksuot, kas ten dar tiksliai bus, nežinau, manau bus ir masažai ir viskas. Tai va, tai pirmosios dienos bus tokios, turiu aš ir adresą, nes jį reikia įvesti į dokumentus atvykstant į Indiją. Tai nuo spalio 1 berods įsigaliojo tas, kad reikia tą atvykimo kortelę užsipildyti elektroninę prieš 72 valandas. Tai va, ten reikia rašyti, kur tu čia važiuoji į tą Indiją. Tai va,
Tai va tokia mano ta kelionės pradžia bus. Tai manau, kad gal kažką pafilmuosiu iš ten, iš tų visų reikaliukų, kaip stotis atrodo, gal kažkokių nuotykių patirsi, papasakosiu, bet ir šiaip kalbant apskritai apie tai, ką aš čia dabar darau, tai aš tiesą sakant nelabai suvokiu, kam aš šitai darau. Prieš užbaigiant šitą antrą epizodą iš vis galvojau, kam to reikia? Atrodo, jūs ir mamai papasakoju, ir draugai papasakoju, visi čia daugmaž žino, kaip čia ką, bet kažkoks yra vidinis tas noras visgi įrašinėti. Tai tiesiog, kai bus, tai bus. Kam įdomu, tai labai linkėjimai dideli, kas stebit. Aišku, aš čia tokiu buiteku apsivertus, pasakoju, ką užsisakinėjau, bet man kaip pirmą kartą keliaujančiai, žinokit, tai čia yra labai toks jaudinantis dalykas, dar labiau galbūt net nuteikiantis. Dar liko susikrauti kosmetikos šiek tiek, dar kažką, pasimelst, kad viskas sektųsi. Ir galvoju, kaip čia bus, ar aš norėsiu filmuoti ten, galbūt norėsiu labiau tiesiog atsipalaiduoti ir nieko nedaryti, bet tuo pačiu visai fainai ir paplepėti, gal kokių reportažų pafilmuosiu su kitais kelionės draugais, nes susirinks astrologai ir astrologijos studentai mano mokytojo Ardžiuno, būtent iš visos Europos. Net neįsivaizduoju, kiek mūsų bus. Ar 3, ar 5, ar 20, tai viskas paaiškės tik tai, kai susitiksim tenai. Tai vat, tiek žinių. Dabar dar reiktų kažką protingo pasakyti, ne? Tai šita kelionė mano buvo tokia, kur suplanavau ją net neplanuodama, tiesiog jinai atsirado kaip galimybė ir aš stengiausi, man kažkaip pavyko savaime natūraliai neįjungti proto ir pasikliauti visiškai intuiciją, vedimu ir tiesiog priėmiau šitą kaip iššūkį, taip, aš važiuoju į Indiją. Ir būtent šitas pasiūlymas mane labiausiai kažkaip suintrigavo, nes ir anksčiau yra buvę tų galimybių išvažiuoti ir su Indre Marija, ir dar jeigu tik paieškotum su kuo, tai tikrai būtų tų visokių retritų ir panašiai į Indiją ir pigesnių, bet būtent dėl to, kad astrologija, dėl to, kad mokytojas kviečia, jūs suprantate, ne, kartais tu tiesiog pajunti, kad jau laikas, ar ne, ir kad tie žmonės ir ta tema, žodžiu, yra ta, kur tu jauti, kad reikia. Tai va, tai taip ir įvyko, kad aš priėmiau sprendimą tarsi iš širdies. Po to buvo abejonių, po to buvo visokių baimių ir panašiai, bet susirašėm su mokytoju, su Ardžiunu ir jisai mane nuramino, pasakė, kad aš labai daug, kaip čia, išlošiu, gausiu tokių kaip palaiminimų iš planetų dievybių, dėl to, kad lankysim būtent tas šventyklas, kurios yra pastatytos kiekvienai planetai, tiek Jupiteriui, Venerai, Saulė ir visom kitom. Tai kiekviena planeta Indijoje turi savo šventyklą. Būtent Keraloje, tam regione, aš kaip supratau, turbūt, kad Keraloje, arba ten kažkur šalia, žodžiu, visiškai pietuose. Tai palaiminimai iš planetų, iš tų dievybių, tos energijos, kurios ten banguos, srovens, plūs ir visa kita, aš manau, kad tai yra labai labai svarbu, labai stipru. Kartais mes ar ne ir informaciją priimam kitaip iš tam tikrų žmonių, nors jie sako tą patį, tarsi, ne? Tai pabūti Indijoje, pabūti su savo astrologijos mokytoju, pabūti tarp ten, kur viskas tiesiog, taip sakant, epicentras, ar ne? Manau, tikrai kiekvieno astrologo svajonė ir rytų astrologo, bet net ne tik, manau, kad, nes taip persipina iš tikrųjų tos technikos ir galima daug ką pritaikyti tiek vakarų, tiek rytų astrologijoje. Ir apskritai, kokią tu veiklą be užsiimtum,
jeigu ten esi aktorius, tai turbūt norisi ten kokį labai įžymų teatrą nuvykti pasaulyje, nesusitikti su kažkokiais svarbiais, įtakingais, žymiais ten aktoriais, operos solistais ar kažką. Nu, kiekviena sritis turi tą savo dalyką, kur tau svarbu pamatyti, pabūti tarptų geriausių ten, kur, nu, tarkim, aktoriam, Hollywoodas ten ar dar kažkas. Tai astrologam, šitom rytų astrologam, tai Indija, manau, yra must have. O kai aš kažko užsinoriu, tai aš darau viską. Aš darau viską, kad nuvykti ten, kur privalom nuvykti tos srities atstovas. Tai va, todėl kartais aš bijau imtis dalykų, nes aš žinau, kad aš eisiu iki galo, nepaisant nieko ir taip jau yra, taip jau su manim yra. Tai va. Nu ką, gerai, šiam kartui turbūt tiek. Nežinau, ties kuria vieta čia baigsis tas mano įrašas. Jei kažką dar norėtųsi pasakyti, gal nukirpsiu ir nesakysiu. Taigi, padarau paskutinį dalyką. Ne, tai kuria pusė čia žiūrėjau, dabar tą telefoną taip pasidėjau. Padarau paskutinį dalyką, ką turėjau padaryti šitam video, tai paragauju savo burokėlius raugintus. Juos buvo galima valgyti jau po kelių dienų. Šiandien yra sausio 19. Sausio 19. Taip, tai rytoj jau išskrendu. Norėjau labai video šitą namuose įkelti, kol geras internetas ir visa kita. Tai dabar vyksta paskutiniai mano vakarieniai. Makaronai su tunu. Nieko mandro, tiesiog nelabai turiu noro čia dar kuistis po virtuvę. Tai ką galiu pasakyti apie burokus, va taip jie atrodo, ne, jau išraukti. Traškus, česnakiniai, su rūgštele. Toks, sakyčiau, delikatesnis daugiau dalykas. Bet toks ir kaip užkandis tinka truputėlį pagraužti kažką prieš maistą arba kaip garnyras. Tai tikrai labai labai rekomenduoju. Geras dalykas. Aš gal ką bandyčiau daryti kitą kartą, tai tiesiog juos sutarkuot. Šiaip buvo variantas toks recepte paminėtas. Tai va, tai toksai dalykas. O, tai duodas. O ką dar, prieš kelionę galiu pasakyti, kad beprotiškai jaudinuosi, beprotiškai suka pilvą. Nesvarbu, jeigu aš ir apsividuriuosiu, ar tai bus burokėliai, ar kažkas kitas, jau aš nelabai atskiriu nuo ko, nes pilvas yra tiesiog labai, labai toks jautrus. Bet tikiuosi viskas bus gerai. Tai va, šiandien pavalgau, pabaigiu kratus lagaminą, susidėjau kosmetiką. Paskutinė dalykai, ar ne, ką susidėjau. Išgersiu dar kažkokių lašų raminančių. Ir pavyzdžiui, mūsų mašina yra sugedus. Nežinau, dabar gal susitvarkė. Laukiu, kol vyras pareis. Tai net nežinau, su kuo aš važiuosiu į Kauno stotį. Ar su autobusu 8 val. Mikriuku, ar mane nuveš vyras. Tai sužinosite jau Indijoje, kai aš būsiu Indijoje. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki pasimatymo Indijoje.